Sveiki, esu anglų kalbos mokytojas Jokūbas, bet net ir man išgirdus žodį egzaminas išmuša prakaitas. Europos egzaminas ir vėl jau čia, bet jis neturi nieko bendro, nei su įskaitomis, nei su pažymiais. Čia nereikia nei konspektų, nei bemiegių naktų, nei mokytis datų mintinai. Tiesą sakant, didžiąją dalį atsakymų tu jau žinai iš bendro išprusimo, smalsumo ir tiesiog to, ką kasdieną matai aplink save. Iš esmės, tai žaidimas skirtas Europos dienai, kurią beje švenčiame gegužės 9. O ar žinai, kodėl gegužės 9? Todėl, kad būtent šią dieną, 1950 metais, buvo paskelbta Šumano deklaracija. Robertas Šumanas pasiūlė sujungti Europos ir plieno anglių gamybą, taip užkertant kelią karams bei padedant pamatus dabartiniai Europos Sąjungai. Žinau. Sakiau jokių datų ir konspektų. Tačiau šiandien nėra tik apie istoriją ir politikus. Ji apie tave. Apie tai, jog gali studijuoti ir keliauti bet kurioje šalyje ir kurti tokią Europą, kokios nori pats. Egzaminas yra tiesiog smagus būdas paminėti tą laisvę ir patikrinti savo žinias apie Europą. Beje, verta pasistengti, nes laukia prizai. Gali laimėti prizų savo bei savo klasiai, o vienos aktyviausios ir vienos atsitiktinai išrinktos mokyklos laukia epinis prizas – gyvo garso koncertas tavo mokykloje. Nori sužinoti, kaip žaisti? Viskas labai paprasta. Eini į europosegzaminas.lrt.lt, užpildai savo duomenis ir pradedi. Tavęs laukia 10 klausimų, kiekvienam iš jų skirta po 1 minutę. Vadinasi, viskas netruks ilgiau negu 10 minučių. Europos egzaminas vyks visą savaitgalį, tad mesk iššūkį savo ir savo šeimai. Iki!